Hello and welcome. Sveiki atvykę į mūsų naują video. Ir šį kartą pasiaiškinsim, kaip kalbėti apie laiką. Aptarsim valandas, aptarsim datas ir aptarsim metus. Kartais mokiniai sako, kad su laiku yra gana sudėtinga. Tai išties, laikas turi daug, kai kalbame apie laiką, yra tiek daug įvairiausių variantų, kad kartais reikia viską iš esmės pasiaiškinti. Taigi, pradėsime nuo valandų. Ir kai kalbame apie laiką, kai kalbame apie valandas, tai visų pirma turim digital clock arba digital watch, turim skaitmeninį laikrodį ir turim analog clock arba watch. Tai tą įprastą senovinį su rodiklė. Tai su skaitmeniniu laikrodžiu viskas yra labai paprastai. Mes tiesiog sakom skaičius, ką mes matom. Tarkim, 3:15 arba 3:30 arba 3:45. Tiesiog tuos skaičius, ką matome, tą ir sakome. Jeigu mes kalbame apie įprastą senovinį laikrodį su rodyklėmis, tai pagrindiniai dalykai, ką reikia įsiminti, tai yra žodis past ir žodis to. Past reiškia po, to reiškia iki, arba lietuviškai mes sakytumėm be. Taigi, įprastai, kai sakome, kai kalbame apie laiką, quarter yra ketvirtis, 15 minučių ir half yra pusė. Visos kitos 5 minutės, 10 minučių, 20 minučių taip ir sakosi kaip ir skaičiai. 5, 10 or 20. Pažiūrėkime į keletą pavyzdžių. Quarter past 3. Quarter past 3. Ketvirtis arba 15 minučių po 3. Quarter to 4. Quarter to 4. Ketvirtis arba 15 minučių iki 4. Ar ne? Past 3 po 3. To 4 iki 4. Kai turime pusvalandį, half past 3. Half past 3. Su pusvalandžiu mums lietuviam kartais kyla keblumų. Todėl, kad mes, kai sakome lietuviškai valandas, mes sakome, kiek jau yra pusvalandžio kitos valandos. Ar ne? Šiuo atveju 3:30 mes sakytumėm pusę 4. Anglai sako pusę po 3. Tai atkreipkite dėmesį tai, nesusipainiokit, half past 3. Pusę po 3. O lietuviškai pusę 4. O jeigu turime tiesiog minutės, tai 5 past 3, 5 po 3 arba 10 to 4, 10 minučių iki 4. Jeigu kalbame apie laiką, anglų kalboje iš esmės laikrodis yra 12 valandų, ne taip kaip lietuviškai 24, bet įprastai sakosi tik tai 12 valandų. Ir tokiu atveju, jeigu mes kalbam apie kažkokius įprastus dalykus, ar ne, tarkim, school starts at 8, pamokos prasideda 8, arba tarkim, I go to work at 9, aš į darbą vykstu 9, tai viskas yra logiška, ar ne, mums nebūtina sakyti, kad 8 ryto arba 9 ryto, arba tarkim, let's meet at 6 after work, susitikime 6 po darbo, nebūtinai yra pasakyti, kad vakare arba ryte, nes tai yra logiška. Tačiau būna gyvenime tokių atvejų, kai yra svarbu pasakyti, ar tai rytas ar vakaras, ar ne, ypač jeigu mes keliaujame, jeigu tai yra kažkokie tai bilietai, kai gali būti ir ryte, ir vakare, ir naktį, ar ne, arba jeigu mes planuojam kažkokią kelionę, ar dar kažkokį dalyką. Taigi, jeigu mums reikia patikslinti, ar tai yra rytas ar vakaras, anglų kalboje mes naudojame raidžių trumpinius AM ir PM. AM ir PM. AM tai yra ryto laikas. Iš tiesų jis prasideda vidurnaktį, eina per visą naktį ir tęsiasi iki vidurdienio. AM yra iš lotynų kalbos apre meridian prieš vidurdienį. PM iš tos pačios lotynų kalbos post meridian, po vidurdienio, taigi nuo vidurdienio iki vidurnakčio. Tai visa diena ir visas vakaras. Taigi įprastai AM rytas, PM vakaras, ne? Visa diena ir vakaras. Kartais pasitaiko tokių situacijų,
kai mums, tarkim, kažkur, ne, vis dėlto reikia tų 24 valandų, tai vėlgi, jeigu mes norim kalbėti angliškai ir turim 13 valandą, tai tokiu atveju sakytumėm 1 p.m. Ir taip pat galima atkreipti dėmesį, kad midnight yra vidurnaktis ir noon arba midday yra vidurdienis, 12 valanda. Kaipgi rašyti datas ir kaipgi jas perskaityti? Yra skirtumas, ar tai yra britiškas ar amerikietiškas datos užrašymo variantas. Britiškame variante dažniausiai rašome dieną, mėnesį ir metus. Amerikietiškam variante mėnesį, dieną ir metus. Kaipgi tokią datą perskaitome? Taigi, britiškas variantas the 5th of May, kadangi su kelintiniais skaitvardžiais naudojame artikelį, tai pridedame artikelį, nors jis neturi būti rašomas, nebūtinai. Tai jeigu pilnai nerašom datos ar ne žodžiais, tai artikelio nereikia, bet skaitant mes jį vis tiek pridedam, the 5th, 5, ir pridedam žodelį of. The 5th of May, 2025. The 5th of May. Kartais, jeigu mes turime ne visiškai pilną datą, bet turime tik tai mėnesį ir dieną, tai įprastai skaitom pirmą mėnesį ir sakom May the 5th. Nebereikia žodelio of, nes mėnuo eina pirmiau, bet vis tiek reikia artikelio. May the 5th. Kitas svarbus dalykas, jeigu mes kalbame apie dienas ir datas, tai yra laiko prielinksniai on, in ir at. Čia labai trumpai juos paminėsiu, bet yra mano darytas video, kur aš būtent apie tai kalbu, tai nuorodą į tą video įdėsiu į komentarus. Tai jeigu norėsite pasigilinti ir daugiau sužinoti apie laiko prielinksnius, tai galėsite tai padaryti. Taigi, on mes naudojame, kai kalbam apie savaitės dienas arba konkrečias dienas. Tai pavyzdžiui, on Monday, on the 5th of May, su mėnesiais ir metais, nes didesniais dalykais mes naudojam žodelį in May, in 2025. O kalbėdami apie valandas naudojame at 5 o'clock. Prie išimčių priskirtumėm at the weekend ir at midnight arba at night. Taip pat naudotumėm su at. Kągi dabar daryti su metais? Nors metus iš tiesų pradėdami kalbėti angliškai, pradėdami skaityti angliškai, su metais susidurėme gana anksti, tačiau kartais sutinku mokinių, kurie nori skaityti visą pilną datą, 1900 ir pilną skaičių. Kadangi tas skaitimas toksai viso skaičiaus yra labai ilgas, tai ką padarė anglai, sugalvojo, kad nėra čia ko taip ilgai skaityti ir skaitydami metus, 4 iš 4 skaitmenų, juos tiesiog padalina pusiau. Tai jeigu mes turim 1995 metai, tai sakome 1995. 1995. Taip yra pasakyti žymiai lengviau negu 1995. Ar ne, tiesiog 1995. Kitas pavyzdys, 1066 metai, 1066. 1066, ar ne? Ir 2025, 2025, vėlgi 20 ir 25. Atrodo viskas paprasta, tačiau yra ir šiek tiek išimčių. Ką daryti, jeigu metai baigėsi 2 nuliais, ne? Tarkim, turime 1700, 1900. Tokiu atveju, arba 2000, ne? Taigi, tokiu atveju mes tuos 2 nulius sakome kaip 100. 1700, tarsi 17 šimtų. 1900. 2000-uosius sakome tiesiog 2000. 2000. Nes 2000 vėlgi neužima labai daug laiko pasakyti ir visai tinkamas apvalus skaičius. Nuo 2000-ųjų iki
praktiškai 2010-ųjų. Buvo du galimi variantai. Galima buvo vėlgi dalinti per pusę ir sakyti 2005 arba nedalinti pusiau, bet sakyti 2005. 2005. So, 2005 arba 2005 ir 2005. Tai galima ir taip ir taip. Nuo 10 metų jau vėl prasidėjo tas grąžinimas prie dviejų skaitmenų dalinimo ir 2010, 2011, 2015, 2019, 2020 ir taip toliau. Jeigu kalbame apie dar senesnius laikus, ką daryti su 3 skaitmenim. Jeigu mūsų metuose yra tik 3 skaičiai, tai pirmą skaičių sakome kaip vienetą ir antri 2 eina kaip kartu. Tai, pavyzdžiui, 550 metai, 550. Dar, jeigu turim tik 2 skaitmenis, tai taip ir yra 44 BC, arba, pavyzdžiui, kita data, AD 476. 476. Pakalbėkime apie BC ir AD. Šitoj vietoj noriu atkreipdėmės, nors dar turėsim kitą pavyzdį. Žiūrėkit, BC rašosi po skaičiaus, AD rašosi prieš skaičių. Tai kas tie BC ir AD? Kai kalbame apie mūsų eros metus ir prieš mūsų erą, arba prieš Kristų ir po Kristaus. Tai yra nuo nulinių metų. Tai before Christ, prieš Kristų, pažodžiu ir ne BC, o AD yra lotyniškas vėlgi trumpinys, kuris reiškia Anno Domini, tai būtų mūsų viešpaties metais, jau po Kristaus. Tai va, BC ir AD. Pavyzdžiui, Julius Caesar was born in 100 BC, ir vėlgi atkreipkite dėmesį, BC po skaičiaus. The Roman Empire ended AD 476, ne, ir AD prieš skaičių. Kartais pasitaiko tokių dalykų, kad mes, nes vis dėlto lietuviškai mes irgi turim 2 variantus. Mes turim prieš Kristų po Kristaus ir mes turim prieš mūsų erą ir mūsų eros metais. Lygiai taip pat yra ir angliškas variantas, jeigu mes nenorime naudoti žodžio Kristus, tarkim, nenorim prisišlieti prie religijos, tai galime sakyti before common era, BC, ir common era, CE. Ir lygiai taip pat būtų 100 BC, yra tas pats, kas 100 BC, arba AD 2025 ir 2025 CE. Galima naudoti ir tokį variantą, ir tokį variantą. Nors aš manau, kad BC ir AD yra labiau sutinkami kažką tai skaitant, nebent jūs esate mokslininkai, istorikai ir domitės tokiais dalykais. Taigi, tiek apie skaičius, apie valandas, apie datas, apie minutes, apie dienas ir apie metus. Ar sužinojote šiame video kažką, ko nežinojote prieš tai? Kuris iš tų pavyzdžių, faktų, dalykų buvo jums naujiena? Parašykite komentaruose, man tikrai labai labai smalsu. Jeigu dar neprenumeruojat mano kanalo, spauskite subscribe. Jeigu video jums buvo naudingas, paspauskite like. Man tai labai labai daug reiškia. Ačiū jums už tai, kad žiūrite. Ačiū, kad žiūrite iki pat pabaigos. Have a great day ir see you next time. Bye bye everyone.